Specialistai, maisto papildas ne vaistas, o maistas. Tačiau, kaip rodo Maisto ir veterinarijos tarnybos duomenys, be trūkstamų maistinių medžiagų, juos gerdami galime gauti ir to, ko visai nenorėtume. Sunkiųjų metalų būna randama tiek švino, tiek gyvsidabrio. Kasmet Maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas ištiria apie 300 papildų. Jei aptinka nesaugių vitaminų, praneša ir kitos valstybės. Vien šiemet tokių pranešimų gavo 17, pernai 6. Pernai spalį Lietuvoje parduodamuose lenkiškuose papilduose rasta gyvsidabrio, kurio kiekis leistina normą viršijo 4 kartus. Šių papildų buvo parduota apie 60 kg, dalį pirkėjai grąžino. Pernai spalį specialistai rado tikrą gyvsidabrio bombą. Ginkmedžio ginko biloba papilduose iš Kinijos gyvsidabrio kiekis viršijo 500 kartų. Tokių miltukų su gyvsidabriu verslininkai išplatino 26 kg. Tačiau papilduose pasitaiko ne tik gyvsidabrio, bet pesticidų. Viena Lietuvos įmonė pardavė per 300 kg lenkiškų papildų Fiber Detox, kuriuose pesticidai leistina normą viršijo 4 kartus. Net keliuose populiariuose maisto papilduose skirtuose moterims norinčioms pastoti, palengvinti menopauzę ir vyrams turintiems bėdų su prostata rasta dažiklio titano dioksido, kurį jau porą metų papilduose naudoti uždrausta, nors vaistuose kol kas leidžiama. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad tai yra kancerogeninė medžiaga ir buvo, tiesiog yra uždrausta dabar naudoti maisto produktuose. Noriu atkreipti dėmesį, kad maisto papilduose nebuvo nurodyta, gamintojas nenurodė, kad yra titano dioksidas. Po baltą titano dioksido spalva slepiasi keli sunkieji metalai. Cheminė formulė yra tokia pati, kaip ir dažai, kurie mes naudojame dažyti sienas, grindis, tiesiog naudoti visur. Tačiau, norint tą titano dioksidą naudoti maiste, jam buvo nustatyti pakankamai griežtesni reikalavimai, tai yra, turėjo atitikti švino, kadmio, arseno, gyvsidabrio, yra nustatyti kiekiai. Beveik pusę tonos papildų su titano dioksidu išplatinusi įmonė sako, kad susigrąžino išplatintos papildus. NT Pharma aiškinasi situaciją su produktų gamintoju Vitabiotics, kodėl mūsų įmonėje po 2022 m. rugpjūčio 7-osios buvo patiekti maisto papildai savo sudėtyje turintis titano dioksido, nors gamintojo mums pateiktose produktų sudėties dokumentuose titano dioksido nebuvo. Maisto ir veterinarijos tarnyba leidimą pardavinėti papildus duoda patikrinusi tik verslininkų pateiktus dokumentus. Vaistai praeina klinikinius tyrimus, o maisto papildam, tas, kas deklaruojama, jam reikia tiesiog turėti tam tikrą kiekį tų sudedamųjų medžiagų, kuris yra nurodomas etiketė ir gamintojas turi tą sudėtį atitikti. Tik papildai ne iš ES šalių tyriami dėl sunkiųjų metalų, pesticidų, salmonelių, jonizuotės priklausomai nuo labiausiai tikėtinos taršos. Maisto ir veterinarijos tarnyba pernai atliko beveik 100 planinių papildų patikrinimų, dar bent tiek pagal skundus. Maisto papildų pažeidimai sudaro 18% nuo bendro mūsų visų atliekamų patikrinimų skaičiaus. Ir iš vaistinių išimat tam tikrus papildus dėl to, kad jie yra nesaugus. Tai pasitaiko, jeigu gaunam informaciją per skundus pranešimus, tai gali būti ir tiesiog vaistinėse galbūt rečiau. Tad anot specialistų ir patys žmonės turėtų galvoti, kokius papildus ir kur perka.